Gegužės 24 dieną Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinėje mokykloje vyko renginiai pagal ES programos Europa piliečiams projektą. Jį šių metų kovo 1 dieną inicijavo ir pradėjo viešoji įstaiga Savęs pažinimo ir realizavimo studija, veikianti nuo 2002 metų. Projektas Susitikime, kad prisimintume Baltijos šalys pavergtos seserys, vykdomas visoje Lietuvoje ir kaimyninėje Latvijoje. Ir pasak jo vadovės Eglės Paužienės yra skirtas stalinizmo laikotarpio analizėje. Projektas yra skirtas stalinizmo aukų, tremtinių, partizanų atminimui ir šita mokykla visus metus vykdė, mokytojos pasakys, kokią veiklą ir šiandien tuo pačiu, kaip mūsų projektas prasideda, jų veikla baigėsi tokiu nuostabiu vaikų meniniu poetiniu kūriniu. Projekte dalyvauja Lietuvos ir Latvijos mokyklos mokiniai, vaikai, kuriems bus pasakojama apie tai, ką žmonės, kurie patyrė tremtį, kurie buvo aukos, kurie dalyvavo partizaniniuose karuose, ką jie išgyveno, ką jie patyrė, kol jie dar gali mums papasakot, kol gali jauniems žmonėms perduot istoriją, tam, kad ta istorija nesikartotų, kad ateitis būtų gražesnė, šviesesnė ir kad mes taip sukurtume gražią Europos ateitį. Dar vienu šio projekto tikslu Eglė Paužienė įvardino gyvų stalinizmo aukų prisiminimų užrašymą ir jų išsaugojimą ateities kartoms. Mokyklos yra ta vieta, kur vyks renginiai, bet mes ten pasikviesime tremtinius, aukas, stalinizmo negandas patyrusius žmonės, vyresnius, kol jie dar yra, duok dievėms sveikatos gyvi ir gali pasidalinti savo patirtimi, tam, kad jie papasakotų savo išgyvenimus, savo prisiminimus apie tai, kaip jie ten jautėsi, kaip jie ten gyveno, savo asmeninės istorijas papasakotų. Ir mokiniai tokiu būdu iš pirmų lūpų, dar per tam tikras meno priemonės, mes būsim sukūrę tokią ir meninę instaliaciją, būtent šitą temą, vaikai patirtų irgi, kažkaip susipažintų, pajaustų, kartu tarytum išgyventų tai, kas buvo tais baisiaisiais metais. Projektui skirta programa prasidėjo istorijos pamoka Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 10-okams, kurią vedė Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentas daktaras Algirdas Jakubčionis. Šiai pasibaigus visi buvo pakviesti į aktų salę, kur vyko susitikimas su buvusiais tremtiniais ir partizanais, o visą renginį vainikavo pačių moksleivių kartu su istorijos mokytoja Akvilė Jauciūtė ir muzikos mokytoja Inga Andreikevičienė visus metus pagal kitą projektą pavadintą Partizanų meilės istorijos ruošta programa literatūrinė muzikinė kompozicija Argi būčiau kritęs, jei nebūčiau mylėjęs. Visus mokslo metus su muzikos mokytoja Inga Andreikevičienė vykdėme projektą su 7, 8, 9 ir 10 klasių mokiniais. Projektas vadinosi Partizanų meilės istorijos ir šiandien galutinis renginys, tai spektaklis, muzikinė literatūrinė kompozicija pagal grupės Skylė albumą Broliai. Ir pasirinkom šitą temą projektui tam, kad įdomu vaikam. Jurbarko kraštas garsus tuo, kad čia paskutinės savo dienas praleido Lietuvos partizanų vadas Juozas Žemaitis Vytautas ir todėl visus metus kartu su mokiniais lankėme muziejų, rinkome medžiagą, mokėmės dainų, šokių ir šiandien pristatome savo galutinį projektų rezultatą.